Vasario 26-ąją šeštadienį Paprienės estradoje vyko sveikatingumo žygis Snaigi 2011. Organizatoriai teigia, jog tai ne varžybos. Pagrindinis žygio tikslas – ugdyti atsparumą šalčiui ir smagiai praleisti laiką. Paruoštą trasą kiekvienas galėjo įveikti kaip norėjo – slidėmis, rogutėmis ar pėsčiomis. Vaikams organizuoti atrakcionai rogutėmis ir čiuožynėmis. Visi žygio dalyviai įveikę trasą gavo atminimo dovanėlę, vaišinosi kareivišką košę, arbatą bei šilosi prie laužų. Kaip vertina tokias šventės kaip šiandienos? Kai vertinu, labai gerai, smagu, kad organizuoja visą. Tankiau, kad būtų. O ar pas dažnai šiaip slidinėjate? Važinėjau, slidinėjau. O kaip jums sekasi? Kiek metų jau slidinėjate? Jau nuo jaunystės. O kur šiaip slidinėjate? Birštone ar Prienuose? Čia Prienuose, Kareivinėse, prie Nemuno. Ar smagu jums tokiose šventėse? Smagu, visada šventėse smagu. O šiaip ar manote užtenka Prienuose slidinėjimų tokių šventė? Ne, aišku, negalėtų kai Vilniuje būti snaigių žygiai, juk tokią gamtą turim nuostabę. O ar pati dažnai slidinėjate? Kaip tik išeina, aš Puciūnuose gal dažniau. Kaip tik galiu. O kiek metų jau slidinėjate? Oi, nuo vaikystės. O kur dažniausiai? Alytui, kai aš gimiau, Alytiškė, paskui Žvėrinčiai, į Birštoną atgal, čia kai maži vaikai buvom, visi varinėdavom. O dabar irgi čia. O šiandien atvažiavote, kad kažką laimėtumėte ar pasirodyti? Ne, tikrai ne. Aš fotografuosiu, aš dirbti atvažiavau. Bet ir slidinėsite? Taip, aišku. Ačiū. Šiaip savo pasižiūrėti, kažkada jaunystėje slidinėjau, buvau net rajono čempionu. Už rajoną rinktinę išmaišęs ir Ignaliną, ir Trakus, ir Molėtus buvom pasiekę, dabar jau. Turiu laiką pasižiūrėti, kokį pamainą auga, o pamaina tai kaip Dievas duos. Ir kaip manote, kokia pamaina auga? Nu, bus matyti, kada jau dar starto tai nebuvo, kaip čia jie važiuoja, kaip laikosi. Sakėte, jaunystėje slidinėjote, tai dabar neslidinėjate jau? Slidinėjau, tik nesireklamuoju savo interesais. Šiaip tai aš užsiminėjau su karintais žygiais. O kaip manote, kuo įdomus slidžių sportas? Slidžių sportas įdomus tom, kad jis per daug nepavojingas ir visą laiką yra morė. O kodėl manote, kad nepavojingas? Tai čiagi mes ne kalnų slidinėjimas, čia mes nešokam su parašutu, suslidėm. Paskui parašutą numeta ir suslidėm važiuoju toliau nuo kalno. Yra tokia sporto šaka, mes to neužsiminėjom čia. Šiaip savo tik tai. Get together, get together, get together, get together. Get together, 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 get together. Klausykit, jūs visą trasą tai bėgot susikibę, kaip dabar. O kaip sekėsi įveikti trasą? Lengvai, smagiai. Kodėl buvote pirmi šiandieną? Tai greičiausiai, tai stakliškis. O ar tau sunku buvo? Ne.
By multiplying himself, he inadvertently made himself disappear. Ko čia šiandien visi susirinko į Prienų estradą? Šiandien visi susirinko, kaip matote, į sveikatingumo žygį. Iš tikrųjų, kiek mes čia jau, net nežinau, kiek metų reiktų turbūt klausti kitų žmonių. Aš kiek dirbu, tai nebuvo tikrai tokio dalyko. Aišku, nebuvo žiemų ir tas, kaip sakant, slidžių genocidas įvyko. Jisai ten ir mokyklose tos slidės, kiek turėjo supuvo, dabar nieks niekur neužsiema. Pagalvojom, kad reikia atgaivinti, pamėginti, kiek susirinks tiek. Tai va, dėl to. O kas iniciatorius šios naujovės? Iš tikrųjų, idėją pasiūlė Prienų miesto seniūnas, sako, darom žygį. Po to, taip su juo kalbėjomės, tada pritarimą radau Kūno kultūros ir sporto centre. O taip, palaipsniui ir. Ar manote didelio susidomėjimo sulaukėte? Nežinau, dar neskaičiau, kiek čia tų žmonių, bet manau, kad kaip pradžiai tai labai neblogai, iš tikrųjų. Ateityje tikėkimės, kad jeigu bus tokios žiemos, tai manau, kad gal ir mokyklos įsigys slides ir bus daugiau mokinių, būtent gal ne taip šalta bus, gal čia šaltis išgąsdina. Bet... Matau, kad čia yra ir slidininkų, ir bėgikų, ir visokių kitų sportininkų. Tai kaip jūs sugalvojate viską susijęti? Tai iš tikrųjų čia ir buvo idėja, kad kadangi tų slidžių, lygumų slidžių mažai kas turi, mažai kas užsiema, tai iš tikrųjų pagalvojom, kad vis tiek gamtoje pabūti gryname ore, nebūtinai su tom slidėm gali žmonės ir šiaip ateiti, ar su rogim vaikai pačiuožinėti, ar tiesiog kiti prabėgo čia tą trasą, kaip kam išeina. O kokio ilgio trasa? Geras klausimas. Man atrodo, kad apie kokie 2 kilometrai tai tikrai buvo, gal daugiau. O dabar ateities planai, ar galvojate kitais metais rengti, ar pažiūrėsite, kaip bus kitais metais? Nežinau, jeigu čia ta žiema nesitrauks, gal dar ir šiais surengsim, o šiaip tai iš tikrųjų, aišku, kodėl ne, jeigu bus sniego, rengsim būtinai ir ateityje. O jau kai kurie dalyviai įveikia trasą, ar nepasitakė kokių netikėtumų, traumų ar ko nors? Nemačiau, mes turbūt paskutiniai atčiuožėm, tai kol kas viskas gražu, nieko nesutikom, keliai neradom.